2026 metai Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyras artėja prie savo įdomiausių kovų. 16 komandų liko kovoje dėl to trofėjaus. Akcentuojamas Sūduvos pralaimėjimas. Čia dabar veiksmas baudos aikštelėje. Pagrindinis rungtynių laikas ir pratęsimas baigėsi 0-0. Čia Dainavos komandos proga ir vartai tušti, bet reikia juos pasiūlė. Bet ir Dainava galvoja apie atakos tęsinį. Gustas Zabita į priekį. Evansas Apija baudos aikštelėje, krenta joje ir 11 metrų baudinio. Baudinio tikrai neatšauks, nebus tos situacijos kaip top lygoje, o Čeikas Faje užtikrintai, šaltakraujiškai netremiamas smūgis. Juolab ir vartininkas krito į kitą pusę. Nei ten, kur buvo siunčiamas kamuolys, bet kamuolys buvo pasiųstas visiškai į deviniukę ir išmuštas dabar, kiek toliau tą pavyksta padaryti. Dabar praktiškai didžioji dalis žaidėjų šioje aikštės zonoje, tai yra šalia baudos aikštelės. Legionierius iš Nigerijos. Čia Evansas Apija, jo perdamas, Čepononis. Ir Klaipėdos komanda vargais negalais komanda ir jau Dainava gali kurti, yra proga, Obi Džeremaja Činonso, Čeikas Faje ten laukia perdamo, bet to perdamo nesulaukė. Toks smūgis ir kamuolys nedaug rūko jo. Kristoferis Ela jau bėga į priekį, bet per toli atleidžia kamuolį ir tas bėgimas baigėsi. O po to jau pražanga. Ir ojoj, čia Pononis labai piktas, muša kamuolį į žiūrovus. Persistengia ir dabar atsiprašo. Ir netgi čia raudona kortelė. Čia buvo kortelė už pražangą, kortelė už spyrį į žiūrovus ir vis. 89 minutės sužaistos, 90 minutė, Klaipėdos komanda atakoje. Klaipėdos ekipa Evansas Apija. Evaldas Kersi, matome ilgai žingsniais grįžtantį atgal, čia išmuša kamuolį ir atodusis tribūnose. O Obi Džeremaja Činonso dabar pakilo, Ela pasileidęs į priekį, gali uždaryti šias rungtynes ir tai yra viskas. 94 minutė, Kristoferis Ela pabėga į priekį ir čia jau kaip pabėgęs Kristoferis Ela, matome, išpildo situaciją ir tai yra viskas. Tai yra viskas, po sunkios kovos Alytaus Dainava keliauja į LFF taurės ketvirtfinalio etapą ir tampa pirmąją šio etapo komanda, kuri jau turi vietą ten. Davėt gerą kovą, galiausiai pralaimėjimas, bet privertė šiek tiek varžovus paprakaituot, pasinervuot rungtynių pabaigoje. Ko gero vėlgi pagarba jūsų komandai ir visai bendruomeniai sukūrus gražią futbolo šventę dar kartelį Klaipėdoje. Ką pasakyti apie varžybas, matėt, patys jaunimas davė kovą. Didelis ačiū žiūrovam, štabui, aptarnaujančiai personalui, labai padėjo anksčiau, tiek nesurinkdavo, dabar jau visi eina vaikai, kalba, ir aš galvoju, kad čia didelis žingsnis mūsų bendruomenė padarė tokią šou, svarbu truputį liko, truputį neiškentėjom, kaip nepasisekė, nedavėgam kažkur, tai čia ir būna meistriškumas, yra kur augt, ir reikia žiūrėti, peržiūrėti, ir kolektyvas labai gerai atreagavo, ruošiasi. Puikus vakaras. Rungtynių pradžia gal kažkiek jautėsi jauduliukas, tada apie 12 minutę skausmingas dviejų su komandos žaidėjų susidūrimas. Vieną žaidėją teko keisti, aišku, didelė netektis, bet atrodo tas epizodas gal netgi ir kitus komandos žaidėjus, taip, aš nežinau, gal ne tai, kad nuramino, bet tiesiog irgi privertė patikėti, kad per kovą galima šiandien. Aišku, šokas buvo ir mum, ir kolektyvui, nes mūsų kapitonas ten, vienas iš pagrindinių mūsų bombardyrio, kaip sakant, ir jisai įneša gyvumo tokį ir charakterį rodo savo, yra pavyzdys jau lygiuotis. Ir kažkokį ten 10-15 minučių jo, mes gavom tokį šokas, tas šokas atėjo gerą. Išėjo mums visiems susikaupė kolektyvas ir per pertraukėlį dar biškį pakalbėjom, kaip ir dasiridenam beveik iki 90 minučių kaip sakant, su tikslu, dar tikslu, su šansu. Bandėm išnaudoti, o antrą puolėją išleidom ir bandėm išnaudoti tą šansiuką, taip, ne mūsų
dievai buvo ne mūsų pusė šį. Kartais būna, sako, nu, vat, ką tie savi žiūrovai duoda, nu, kur yra tas pranašumas, bet šiandien tie savi žiūrovai tikrai davė ir varžovų žaidėjas kažkiek ir jūsų sirgalių išnervuotas, tas spyrė kamuolį, gavo raudoną kortelę ir tai atrodo atvėrė galimybės ir jau tada prie 11-10 net ir porą tokių visai neblogų situacijų turėjot, kur tas kamuolys galėjo vartus atsidurti. Nu ja, ir mūsų žiūrovai peršokė tas Zukų tankus, tas, taip ir policija ten kažką bijoja, ten kažkaip, sako, atvažiuos ir jau nebūtų tokių. Ir palaikė. Vaikinai, per taurį tik tai susirinko žmonių. Susirinko 2 varžybos buvo, jiem labai gerą pamoką tokia davė ir pirmos lygos komandos abidvi. Parodė, kad yra kur. Ne visai taip jau kuklėmis gyvenam Klaipėdoje. Yra jaunimo, yra kur eit, su kuo žaist ir perspektyva. Na, ko gero perspektyvos atspindi, kad šiandien startinis vienuolikės amžiaus vidurkis buvo kiek daugiau nei 17 metų. Neskaičiau, jo, kad tiek kiek turim, bet vidurkį, bet žaisti reikia ir rezultato. Mums taip nereikalauja taip stipriai, bet jau kai ateini prasideda varžybos, jau turi laimėti. Jau nėra kur, ypač namuose prie savo žiūrovo, tai pas mus filosofija tokia, namuose mes negalim pralošti, žūtbūt. Taškelį ištrauk, bet tokia stengiamės slypti, bėgti kažką, tai nors čia namų sienos man labai padėjo. Antroje lygoje šiuo metu esat 5 vietoje, ima tą rezultatą, jeigu duoda po sezono pabaigoje? Ką reiškia įmų? Ta rezultatą? Ne, jeigu būtų 5 vieta, ar tenkina? Kelis metus pastovi 7, man atrodo 6, ten kažkaip prieš šitos buvom, jo, tai 5 užlipom, bet dabar bus taip studentai, pas mus kokie 4-5 žmonės 7 metų išeis jo į univerus, kažkur tai egzaminai, tai dabar vėl kasim 10 metų, 11 metų žaidėjas, gyvenimas tęsiasi. So, coach, it wasn't so easy, but after the 90 minutes, you're going to the next stage. Your thoughts and comments after the game? You know, the cup has its own rules. Klaipėdos eliminated also B1 last round. This is the team who is higher than our team in the stands. So we know that this game will be not easy. I can say congrats because I really like the effort how the Klaipėdos showed on the pitch. For us, the most important aspect is that we promoted to the next stage. And as I mentioned, this is the cup. This season, even Real Madrid lost against Albacete. I think Albacete is second league or third of Spanish league, because it's the holy for the all city when the higher division team is coming. Yeah, it was not easy game for us, but as I mentioned, the most important aspect that we promoted to the quarterfinal. And I think that it's first quarterfinal in the Dainava Lietuvos history. First half, you scored the goal, controlled the game, and second half looks like everything okay, but then red card, of course, young guy, a little bit emotions. What you can say? Maybe we control the game, but we didn't have that much clear situation. I think first minute our winger Evans had empty goal. He didn't score. Also at the beginning of the second half we had 100% situation. We didn't score. And about the red card, honestly, I didn't see the situation. I just heard. I have to watch. But so the referee probably was right. Referee was closer than me. So I have to watch. After that, I can say something about it. But for sure, it was not helpful. If you get a red card, it's not helpful for us.